Taip, gerbiama pranešėja, institucija rimta, solidi, svarbi, juoba kaip Dalia Kuodytė yra pasakiusi, kad jos darbą lemia ir išoriniai veiksniai, kurie ypač dabar geopolitinės tos situacijos kontekste yra svarbus. Dirbam vienoj komisijoje istorinės atminties, susitinkam su darbuotojais ir matom, kad ten yra daugybė vėlimosi buitiniuose dalykuose, nevieninga bendruomenė, nekokia darbo atmosfera. Tai mes akivaizdžiai matome. Gerbiama pranešėja, ar nebūtų tikslingiau, kad šita institucijai būtų suteiktas valstybinio mokslinio tyrimų instituto statusas? Jūs sakėt, kad mokslinių tyrimų svarbą didinat, bet ar nereikėjo dar daugiau pamastyti? Ar kalbėjote su centro darbuotojais apie tokią galimybę? Pavyzdžiui, pasaulyje yra nacionaliniai atminties institutai. Ar apie tai kalbėjote su vadovais dabartiniais centro? Dėkoju, Stasy, Jums už klausimą ir ne tik už jį, už tai, kad kartu sprendėme centre pasirodžiusias problemas ir ieškojame išeičių. Tikrai esu dėkinga, kad įsitraukėt į šio projekto rengimą ir teikėt iš esmės labai svarbius pasiūlymus, kurie atliepia ir Jūsų dabar iškeltą klausimą dėl to moksliškumo. Vis dėlto po ilgų diskusijų likome prie tos nuomonės, kad vis dėlto centras turėtų išlikti Seimo institucija, nebūtų perkeliama prie švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Tik tokiu atveju centras galėtų tapti visiškai mokslo institutu, užsiemančių tik mokslo tyrimais. Tačiau ir pats centras pasiūlė, kaip labiau stiprinti savo moksliškąją dalį ir čia jau savo nuostatuose centras pasiūlė įvesti tokią mokslinę komisiją, mokslinių tyrimų komisiją, kuri padėtų stiprinti ir centre veikiančių mokslininkų darbo kokybę, jų vertinimo sistemą, galiausiai užsibrėžtų aiškiai ir planuotų, kokius tyrimus atlieka ir kokiame laikotarpyje būtų svarbu stabtelti ir tyrinėti. Tai manau, kad dabartiniai redakcijoje tiek centro įstatymo projekte, tiek centro nuostatuose šis svarbus sandas moksliniai tyrimai tikrai atlieptas. Gerbiami Seimo nariai ir narės, suprantu, kad esate pavargę, bet šis įstatymas yra jautrus, svarbus, reikalingas. Ar tikrai reikalingas? Aišku, nes jis gyvuoja jau ketvirtį amžiaus, nuo 1997 metų, praktiškai be jokių pataisymų. Vien tam reiktų jį kardinaliai peržiūrėti. Antras dalykas, nepatingėjau ir studijavau centro ataskaitas kiekvienų metų nuo 2003 iki 2021 metų. Ir praktiškai problemos kartojasi kiekvienais metais. Finansavimo trūkumas, funkcijų perteklius, nepakankamas darbuotojų skaičius, specialistų pritraukimas ir įdarbinimas, kitų teisės aktų spragos, didelė darbuotojų kaita, nepakankamas tarp institucinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje, nepakankamas tarptautinis bendradarbiavimas, ribotos galimybės dirbti užsienio šalių archyvuose, muziejuose ir nepaskutinis, bet svarbus, institucijos įvaizdžio problema, kuri, manyčiau, ypač svarbi dabar, mūsų dienomis. Tai mano išvardintos problemos visos, kurios kartojasi metų metais, rodo, kad būtina kardinaliai keisti ir tvarkyti šitą įstatymą. Taigi, aš kviečiu kolegas pritarti, kad taip, Teisės departamentas pateikė per 50 pastabų. Tai reiks visą tai išanalizuoti komiteto ir komisijų posėdžiuose ir kviečiu pritarti. Ir pavadinimas ir man užkliuvo,
Aš, kaip ir minėjau, siūlyčiau nacionalinis atminties institutas. Tai yra toks neutralesnis, nepiktas ir priimtinas Europoje žinomas toks pavadinimas. Tai kviečiu kolegas pritarti.